Labadiena, monetų mylėtojai. Kadangi susilaukiau gerų atsiliepimų apie paskutinį savo video, kur išpakavau monetas savo kolegai, tad nusprendžiau ateityje filmuoti visas monetas, kurias gausiu aš arba bus užsakyta mano draugui. Taigi, šiandien irgi gavau paketėlį, tokį storesnį, tikriausiai monetos bus dėžutėje. Nujaučiu, kad čia monetos turi būti. Šiaip buvau apsiraminęs su monetų pirkimu, bet artėjant kalėdom nusprendžiau pagausinti savo pirkinius. Na ir kasgi tai bus? Oho, kokia graži dėžutė. Čia tai bent. Ir aiškiai matome, kad tai su kalėdomis susijusios monetėlės. Skardinėje dėžutėje, kaip saldainiai. Nagi, atidarome. Matome sertifikatas. Tik 995 monetos pagamintos buvo tokios. Oho, spalvotos. Visos spalvotos. Apžvelgsime kiekvieną iš arčiau. 50 pensų. Kalėdų senelis savo dirbtuvėse. Ir monetos Balviko Jersey. Šių metų žinoma. Tai bent detalės. Labai gerai padarytos monetos. Super. Žiūrim sekančią, kurią čia eilė. Va, kalėdų senelis pagaminęs dovanas, nešasi jus. Taip pat 50 pensų monetukė. Su Čarlzu III. Karoliu III reikėtų sakyti. Nežinau, kodėl jie taip lietuviškai vadina. Taigi Čarlzas, ne Karolis. Prie ko tas Karolis? Keistai tiesiog. Dar vieną monetėlę, pažiūrėkim. Kalėdų senis leidžiasi į kelionę. 2023. Bet detalumas labai kruopštus. Ypač spalvos. Neišeina iš kontūrų. Nieko. O, kalėdų senis jau lys per kaminą. Ir paliks dovanas vaikams. Ir ne tik vaikams. Taigi paskutinė monetėlė. Iš Limited Edition serijos riboto leidimo. Jo. Taigi kalėdų senelis deda dovanas po egle. Labai gražios monetos, buvo vertas. Buvo verta užsakyti. Šiaip šitą leidimą išpirko per 24 valandas. Pradžiai, kai pamačiau, kai pardavimuose dar pradėjau, suabejojau, ar verta, neverta.
Čia toks kaip ir sertifikatas. Aprašymas. 8 gramai. Tai jo, tikrai labai graži dėžutė ir monetos labai gražios. Turiu ir pernykštės monetas, taip pat susijusi su kalėdomis. Taip pat iš tos pačios serijos, kaip matote. Irgi ribotas leidimas 995. Galiu parodyti, va. Čia Anglijoje kalėdų simbolis liepsnelė, jeigu lietuviškai, arba dar angliškai Robinas. Nežinau, kodėl jį vadina Robinu. Čia dar karalieniai gyvai esant. Taip pat Bailiwick of Jersey. Tradicinės kalėdos vadinasi šitas rinkinukas. Čia žmonės čiuožykloj čiuožinėja, pramogauja matomai. Štai dar viena. Kaipgi kalėdos be sniego ir kalėdų senio. Irgi labai neprikaištingos detalės. Visai pamiršau pasakyti, kad tokius rinkinius nespalvotus, tiek pernykštį, kurį dabar rodau, tiek dabartinį, kurį gavau, irgi galima nusipirkti. Bet ten jau neriboto tiražo rinkinukai. O nespalvotos kainuoja 35 svarus, jei neklystu. Čia kalėdų eglė. Arba kalėdų mugė čia tikriausiai. Bet detalės taip pat labai smulkios, labai. Žiūrėkit, kokios spalvos ryškios. Na ir Kalėdų senelis aikštėje. Eglutės įžiebimas. Ar tai kokia kalėdų mugė. Bet spalvos, kaip jau sakiau, super spalvikės. Irgi taip pat buvo skardinėje dėžutėje. O šito rinkinuko kaina buvo, tai pasakysiu, 60. Su atsiuntimu 63,50. Na, manau, tikrai buvo vertos šitų pinigėlių. Ir viena moneta kainavo kiek daugiau nei 10 svarų. Ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki kito karto.